Labadiena, aš Arnas Vaičiūnas iš Vytauto Didžiojo universiteto ir šitame video pademonstruosiu, kaip naudotis transkripcijos paslaugų servisais. Pademonstruosiu, kaip pasitikrinti, ar servisai prieinami, kaip nusiųsti audio failą transkribavimui ir kaip gauti rezultatus. Serviso programinė sąsaja paprasta, bet truputį sudėtingumo prideda asinchroninis procesas. Iš pradžių turime nusiųsti audio failą transkribavimui, gauname unikalų ID suteiktą šiai konkrečiai transkripcijai ir naudodamėsi tuo ID kreipiamės į servisą ir gauname statusą. Statusą tikriname tol, kol statuso rezultatas indikuoja, kad transkripcija pasibaigė. Arba jinai sėkmingai pasibaigė, arba įvyko kažkokia klaida. Tada galime parsisiųsti rezultatus, tai yra atpažintą tekstą. Serviso programinės sąsajos aprašymą galima surasti prie kodo repozitorijos. Eikime Irenas list, bitbucket.org Irenas list. Atidarykime aprašymą. Ir štai čia yra sąsajos aprašymas. Galite pasinagrinėti, kokie yra įėjimo duomenys, kokie yra metodai. Ir mes tada pereikime prie demonstracijos. Šituo adresu yra sudiegtas ir pasiekiamas transkripcijos servisas. Ir naudodamas curl įrankiu parodysiu, kaip patikrinti, ar paslauga pasiekiama. Tai paslaugos pasiekiamumas galima patikrinti kreipiantis šiuo adresu. Ir jis turėtų grąžinti kodą 200, jeigu servisas veikia ir pasiruošęs priimti audio failus transkribavimui. Tai pabandykime tą padaryti. Aš nusikopijuosiu komandą, kad būtų greičiau. Štai. Vykdysiu curl komandą, kuri tiesiog kvies get metodą ir pasikreipsis nurodytu adresu. Pabandykime. Ir gaunu atsakymą 200, tai reiškia, kad servisas pasiekiamas ir veikia. Taip, dabar instaliuojant transkribavimo paslaugą galima sudiegti kelis atpažintuvus, modelius. Tai šitas metodas, recognizers, grąžina, kokie metodai yra, kokie modeliai yra sudiegti ir žinomi servisui ir kuriuos galima naudoti. Pabandykime pasižiūrėti, ką grąžins šitas metodas. Taip. Taip, padarykime, kad būtų gražesnis rezultatas. Matome, yra 3 atpažintuvai ir atpažintuvo ID. Būtent čia arba čia yra parametras, kurį reikia naudoti siunčiant audio failą atpažinimui. Pabandykime nusiųsti audio failą. Šitoje direktorijoje štai aš turiu audio failą, kuris yra WAV formato. O dabar siuntimo adresas ir parametrai turi būti tokie.
Pats formatas multipart form data. Parametrai yra failas būtent. Atpažintuvas, čia yra privalomi pagrindiniai parametrai ir kiti galimi papildomi. Tai elektroninis adresas, kalbėtojų kiekis, jeigu mes žinome, kiek yra, kad būtų tikslesnis atpažinimas. Taigi, pabandykime nusiųsti tą nurodytą failą atpažinimo servisui. Taip pat pasikopijuosiu paruoštą programą, komandinę eilutę. Štai čia matome post metodas, kreipiuosi į upload adresu, nurodomas pats formatas kreipinio ir būtent atpažintuvas, kuris naudojamas šitas konkretus ID ir nurodome failą. O failas, taip, pasižiūrėkime, kokias mes turime. O failas yra štai šitas. Pabandykime nusiųsti, turėtume gauti ID. Štai, taip ir yra. Komanda vyksta sėkmingai ir mums grąžino ID, su kuriuo galime tikrinti statusą arba gauti rezultatus. Gerai, tai tada toliau kreipkimės į statuso adresu ir pasižiūrėkime, koks šio ID statusas. Kad gauti statusą, reikia naudoti šitą adresą. Pabandykime tą padaryti. Nusikopijuosiu ID. Taigi matomas statusas completed, tai reiškia, kad atpažinimas baigtas ir galime gauti rezultatus. Galimus statusus galite pasižiūrėti aprašyme. Nes galimi tokie. Servisas gali grąžinti tokius statusus. Kaip gauti rezultatą? Pasižiūrėkime aprašymą. Kad gauti rezultatą, tai yra atpažintą tekstą, reikia kreiptis šiuo adresu. Ir galimi rezultato formatai. Tai paprastas failas, rezultatas su skyrybos ženklais ir galimi kiti kaldi formato grafai arba subtitrų failas. Pabandykime gauti rezultatą nurodytam ID. Taip. Servis. Mums turėtų grąžinti atpažintą tekstą. Štai, gavome atpažintą tekstą, viskas veikia tvarkingai.
Pabandykime gauti tekstą su skyrybos ženklais. Štai tekstas su sudėtais skyrybos ženklais. Galime pabandyti dar, tarkime, subtitrų failą. Štai servisas grąžina atpažintą subtitrų failą. Transkripcijos servisai rezultatus saugo pagal nutylėjimą 7 dienas, bet juos galime pašalinti iš karto, kreipiantis va šiuo adresu. Taip, tai reiktų svertis šiuo adresu ir naudoti delete metodą. Pademonstruosiu. Pademonstruosiu šiam ID. Tarkime, mes čia turime rezultatus. Kad šiam ID pabandykime ištrinti šį ID iš sistemos. Nurodau, kad jis būtų adresą ir metodą delete. Įvykdome komandą. Komanda rašo, kad įvykdyta OK. Pabandome gauti rezultatus. Subtitrų failą. Sistema sako, failo nėra tokiam ID. Pabandykime pasižiūrėti, koks yra statusas šiam ID. Gauname, kad statusas ID nerastas sistemoje, vadinasi, informacija apie šią transkripciją buvo pašalinta. Tai būtų tiek apie transkripcijos servisų API. Jei turite kokių klausimų ar pastebėjimų, ar iškils problemų naudojantis, kreipkitės Semantika LT puslapyje nurodytais kontaktais. Tai ačiū už žiūrėjimą ir iki.